sertifikavimo tema, apie pradinę jų pasirengimą, kokie yra reikalavimai, ką reikia daryti, norint sertifikuoti ekologiškų produktų perdirbimą, kokios padaromos klaidos ir ką daryti, norint jų išvengti. Taigi, pirmiausia, pristatysiu, kokia bus mūsų eiga seminaro, o pristatysiu sertifikavimo įstaigos veiklą, ir trumpai apie save. Esu Reda Butkevičiūtė, VŠE Ekoagros tikrintoja ekspertė ir kalbėsiu šiandieną apie ekologiškų produktų perdirbimą. Tai galėsite jūs išgirsti, ką reikia žinoti ir ką reikia daryti, norint sertifikuoti ekologiškų produktų perdirbimą, kaip išvengti klaidų, kokios jos yra dažniausiai pasitaikančios, ir kad tas sertifikavimo pradinis procesas jis būtų sklandus, o vėliau atsakysiu į jūsų klausimus. Tai dabar apie Ekoagros veiklą. Tai VŠE Ekoagros yra vienintelė Lietuvoje veikianti sertifikavimo įstaiga, atliekanti ekologinės gamybos sertifikavimą ir kontrolę. Ir šios funkcijos jie yra pavestos ministro įsakymu ir Lietuvos vyriausybės nutarimo. Pagrindinė veiklos sritis yra ekologinės gamybos sertifikavimas ir kontrolė. Taip pat vykdome sertifikavimą nacionalinės kokybės produktų, atliekame sertifikavimą ir kontrolę ekologiškų produktų pagal Amerikos standartą, taip pat ir apie kitus, taip pat atliekame patikras pagal kitus privačius standartus. Ką svarbu paminėti, kad Ekoagros nėra teisės aktų leidėja, mes atliekame tik tai funkciją, norint įsitikinti, ar veiklos vykdytojas laikosi teisės aktų reikalavimų ir vertinus tai išduodame patvirtinančius dokumentus. Ekoagros taip pat teikia informaciją bei konsultacijas dėl teisės aktų nuostatų, jų interpretavimo, išaiškinimo, žinoma, vykdome ir nemokamus mokymus. Kas liečia įstaigos veiklą, tai ji yra nepelno siekianti organizacija, žinoma, užtikrina taisyklės darbo kokybę, efektyvumą, nešališkumą. Žinoma, Ekoagros veikla taip pat yra nuolat tikrinama ir vertinama ne tik tai Lietuvos įvairių institucijų, bet ir Europos komisijos. Ir apie įstaigos veiklą yra padarytos apklausos ir atsiliepia klientai labai gerai ir vertina darbuotojų profesionalumą taip pat labai gerai. Tai dabar pristatysiu temą ir apie maisto produktų perdirbimą ir apie šitos srities sertifikavimą, norint sertifikuoti ekologiškų produktų perdirbimo veiklą. Tai susiduriama pirmiausia su tokiais klausimais iš norinčių sertifikuoti, tai ką reikia daryti, nuo ko pradėti, kur rasti dokumentus, kokius juos reikia užpildyti, kada gausiu sertifikatą, kiek kainuos ir taip toliau. Tai iš tikrųjų tų klausimų atsiranda įvairių. Tai, žinoma, čia dabar pradėsim tiesiog nuo pačio pagrindinio aspekto, tai yra aplamai, kas yra ekologiškas produktas ir kas tai yra sertifikuota veikla. Tai ekologinė gamyba apima labai plačiai etapus, tai yra visi etapai nuo ūkininkavimo iki pardavimo. Tai ir pagaminta žaliava, ir jinai perdirbta, ir pasandėliuota, sufasuota. Tai yra sertifikavimo objektas ir visos šios veiklos turi būti sertifikuojamos ir kontroliuojamos sertifikavimo įstaigos. Kontrolės įstaiga Ekoagros
atlieka šias patikras ir įsitikinusi, kad veiklos vykdytojas atitinka reikalavimus, išduoda patvirtinamąjį dokumentą, tai yra sertifikatą. Kokie etapai yra nurodyti, apibrėžimas labai aiškus, kas yra gamybos, paruošimo ir platinimo etapai. Tai yra visi etapai, prasidedant, kaip ir sakiau, gamybą ir baigiant to produkto saugojimu. Taip pat įeina ir perdirbimas, ir importas, eksportas, reklama, ženklinimas, net ir subrangos veikla. Tai jeigu kažkokio tai vieno ar kažkokio kito proceso ar kažkokios veiklos, tarkim, sandėliavimo pati įmonė negali atlikti, tada gali pasitelkti pagalbą kitą veiklos vykdytoją, kurie galėtų atlikti tą subrangos veiklą. Tarkim, sandėliavimo veiklą, ar tarkim, perdirbimo veiklą, ar importo. Tai irgi subrangos veiklą atliekantis veiklos vykdytojas, kuris tą veiklą atlieka su ekologiškais produktais ar ekologinės gamybos produktais, jo veikla turi būti kontroliuojama. Tai ir šitas produkto judėjimas, žinoma, atsekamumas turi būti ekologiško produkto judėjimas ir visas jo kelias turi būti kontroliuojamas sertifikavimo įstaigos. Nes pasitaiko tokių klausimų, kad aš nieko negaminu, nieko nedarau, aš net nematau produkto, tik nuperku, kompiuteris ir stalas parduodu, čia man gal nieko nereikia. Bet dėja iš tikrųjų tai reikia, todėl kad yra platinimo veikla įtraukta į kontrolės objektą ir turi būti sertifikuota. Kas yra svarbu ekologinės gamybos kontrolės sistemoje, nuo ko pradėti, norint ruošiantis sertifikuoti ekologiškų produktų kažkokią tai vieną iš tų veiklų paminėtų. Tai yra labai svarbu nusistatyti tokius savo kritinius taškus, kurioje vietoje gali būti kažkokia tai rizika. Žinoma, kad žinoti tuos kritinius taškus reikia įsivertinti ir reikalavimus, kokie yra ekologiškų produktų jūsų veiklai taikomi reikalavimai. Ir turi būti įdiegtos procedūros ir tvarkos, kaip jūs užtikrinsite tų reikalavimų laikymasi. Tai turi būti nustatyta procedūrose. Taigi visi gamybiniai veiksmai, kurie būtų atliekami, tarkim, ne toje pačioje vietoje, ar ne tuo pačiu laiku, arba gali būti netgi ir tokioje pačioje vietoje ir tuo pačiu veiklu, turi būti vis tiek įdiegtos tinkamos priemonės, tarkim, valymo priemonės, neleidžiančios pakeisti, kad neleidžiančios užteršti produktų. Taip pat turi būti kažkokie nustatyti veiksmai ar priemonės, kurios neleistų pakeisti produktų kitais produktais, kad ekologiški produktai ar perėjimo prie ekologinės gamybos produktai nebūtų sukeisti su neekologiškais ar užteršti kažkokia tai ekologiniai gamyboje neleidžiama medžiaga ar tuo pačiu neekologiškų produktų. Tai turi būti, žinoma, nusistatyti ta kontrolės sistema ir ji turi būti aprašyta. Žinoma, ir tuos veiksmus, kokius juos nusistatote, būtina vėliau registruoti, kad jūs juos įgyvendinot, nes registrai vertinami patikros metu vėlesniai fizinės patikros stadijoje. Kokie yra sertifikavimo etapai, jau kai nusistatote jūs savo, tarkim, kontrolės sistemą, ką jūs darysite, kokių imsitės priemonių ar veiksmų, kad atitiktų jūsų gamybą, ekologinės gamybos visas nuostatas. Tai pateikus dokumentus, jie yra vertinami eksperto ir priima sprendimas atlikti tolimesnius sertifikavimo darbus.
Kartu su šiuo sprendimu veiklos vykdytojas gauna sutartį, kurią, žinoma, reikia pasirašyti ir pateikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų ir atsiųsti kontrolės įstaigai. Ir tuomet, kai pasirašyta sutartis, jau galima kalbėti su nurodytu sprendime tikrintoju apie patikros datą, nes po dokumentų vertinimo turi būti atlikta fizinė patikra, kur bus įsitikinta, ar visa tai, ką jūs nurodėte dokumentuose, ką jūs nusistatėte savo procedūrose, ar tikrai tai yra įgyvendinama. Tai kaip ir sakiau, bus įsitikinama įvertinus jūsų įrašus. Taigi po fizinės patikros yra vertinamas protokolas, su kuriuo, žinoma, jūs taip pat turėsite susipažinti ir turėsite jo kopiją. Ir po protokolo vertinimo yra išduodamas sertifikatas. Sertifikatas yra išduodamas jūsų veiklai, jūsų nurodytiems ekologiškiams produktams, kuriuos jūs platinsite ir tvarkysite. Ir išduodamas, jo galiojimas yra metai laiko. Na, o vėliau, kitais metais vėlgi tęstinumas, tik tai, kad nereikia pirminių dokumentų pristatyti ir vyksta tik tai, eina procesas nuo patikros, fizinės patikros. Tai kur rasti dokumentus, kuriuose jau jūs turėtumėt nurodyti, kad kokią jūs kontrolės sistemą susidarote, kad jūs įgyvendinsite reikalavimus ir panašiai. Tai Ekoagros tinklalapyje yra skiltis ekologiškų produktų tvarkymas. Ir jame rasite grafą, kurioje yra nurodyti visi dokumentai, kuriuos turi pateikti pirmus metus sertifikuojantis veiklos vykdytojas. Na, pagrindiniai dokumentai yra ekologiškų produktų sertifikavimo deklaracija, tai yra forma F008. Čia yra tikrai labai patogu, jūs galite tiesiog paspaudžiate ir jums pateiks iš karto formą. Taip pat reikia pateikti ir sertifikuojamų produktų sąrašą, forma F162. Na, ją reikia pateikti, atkreipkite dėmesį, kad Excel formatu, nekeisti jokio to dokumento failo, jo pasirašyti šitos formos nereikia F162. Jeigu yra gaminamas produktas, ne vien komponentis, tada jau tokiu atveju reikalinga pateikti ir produkto receptūrą, kurioje turite nurodyti, kokios yra sudėtinės dalys. Na, detaliau tolimesnėse skaidrėse parodysiu. Taip pat ir ženklimo etiketė. Jeigu yra produktą planuojama ženklinti, tai reikia ir ženklimo etiketės projektą pateikti. Na, tame pačiame tinklalapyje yra dar vienas svarbus dokumentas, kuriame nurodomas yra kaip ir susitarimas, kokiu elektroniniu paštu komunikuosite su kontrolės institucija, kuriuo gausite visus dokumentus, informaciją. Tai tikrai paspartina visus tą komunikaciją ir dokumentai greičiau pasiekiami yra. Tai sutikimas F135, tai labai rekomenduotina jį pasirašyti. Ir jame nurodyti galite visus savo elektroninio pašto adresus, kuriais norėtumėt gauti dokumentus. Kas liečia kainas, tai sertifikavimo darbų kokie yra įkainiai, tai pirminis už dokumentų vertinimą įkainis yra 161,61 €. Tai pirmą kartą, kai jau registruojatės kaip veiklos vykdytojas, toks įkainis yra mokamas, o vėliau jau priklauso nuo to, kokią jūs veiklą sertifikuojate ir koks yra įmonės dydis, nuo to priklauso ir galutinis sertifikavimo mokestis.
Tai sertifikavimo mokestį irgi rasite tinklalapyje, šitame puslapyje, kur yra skiltis darbų įkainiai. Na, kas liečia deklaraciją, tai vienas iš pagrindinių dokumentų, kuriame yra nurodyta visa informacija apie jūsų veiklą. Ir kai nusistatę esate visą kontrolės sistemą, čia jau reikės atsakyti į konkrečius klausimus. Tarkim, priėmimo klausimas, ar ne, ką jūs tikrinsite ekologiško produkto priėmimo metu, kur registruosite, pagal ką vykdysite atsakomumą, užtikrinsite. Tai priėmimo klausimai yra labai svarbu, tai tiekėjo sertifikato tikrinimas. Jūs priėmimo metu kiekvienas veiklos vykdytojas pagal reikalavimus privalo tikrinti tiekėjo sertifikatą ir priėmimo metu turi įsitikinti, ar priima ekologišką produktą, ar tikrai, pateiktas produktas yra ekologiškas, tai tikrinami lydintys dokumentai, ženklinimo etiketė ir tai šie patikrinimo rezultatai turi būti kažkur registruojami, kad galėtų tikrintojas įsitikinti, kad jūs patikrinote tiek lydinčius dokumentus, tiek ženklinimo etiketę, tiek tiekėjo sertifikatą. Na, taip pat labai svarbu, pagal ką bus vykdomas atsekamumas, kaip jūs užtikrinsite produkto atsekamumo nuo priėmimo iki išdavimo pirkėjui, kaip jūs užtikrinsite, kad jis nebus sumaišytas su įprastiniu produktu, ar sukeistas su įprastiniu produktu, ar užterštas kažkaip. Tai būtent per atsekamumą taip pat tai yra vertinama ir atsekamumas dažniausiai yra užtikrinamas ir atsekamas produktas dažniausiai yra per partijos numerį ar produkto gamybos datą. Tai ką jūs nusistatėte, pagal ką vykdysite atsekamumą, taip pat reikia nurodyti. Jeigu yra tame pačiame veiklos adrese vykdoma ekologiškų ir neekologiškų produktų gamyba, tokiu atveju yra labai svarbu irgi nusimatyti, kaip jūs užtikrinsite produktų atskyrimą. Tai reiškia, kad produktai nebūtų susimaišę, nebūtų užteršti kitais produktais, tarkim, neekologiškais produktais arba neleistinam kažkokiam medžiagom, ar kad ir tom pačiom dezinfekavimo priemonėm ar valymo priemonėm ar panašiai. Tai susimaišymo irgi kontrolė privalo būti nurodyta kažkokiam tai irgi jūsų įrašuose, kaip jūs užtikrinsite to produkto nesusimaišymą. Na ir tas galbūt atspindėti turi atsargumo priemonių ir veiksmų plane. Tai vienas iš savikontrolės toks elementų, kuris turi būti irgi įmonėje nustatytas. Deklaracijos 19 punktas kalba apie gamybos aprašymą, tai čia turėtumėte laisva forma aprašyti savo veiklą, ką jūs su ekologiškais produktais planuojate atlikti, tai yra kokią veiklą, tarkim, iš sertifikuoto tiekėjo pirksiu ekologišką, tarkim, sufasuotą ir paženklintą produktą, jį pasandėliuosiu savo sandėlyje, jeigu, galbūt ir subrangovo sandėlį, tai tada irgi reikia nurodyti ir vėliau neperfasuosiu, neperženklinsiu ir jį parduosiu, tarkim, tiek kitiem veiklos vykdytojam ar, tarkim, nuotolinės prekybos elektroninėje parduotuvėje. Tai toks laisva forma. Kas liečia deklaraciją, dar būna, kad būna klausimų, kas tai yra, nes reikia nurodyti, ar pateiksite dokumentuose produkto statusą. Tai klausimas būna, kas tas statusas. Tai statusas yra, kad produktas yra ekologiškas. Kokį jisai turi, ar jisai įprastinis, ar jisai ekologiškas, ar jisai ten, tarkim, perėjimo prie ekologinės gamybos produktas. Tai jeigu įmonė prekiauja tais pačiais ir ekologiškais ir neekologiškais produktais, jeigu apskaitoje nėra nurodyta, čia, tarkim, kad tai yra ekologiškas, tai sudėtinga atskirti.
Tai tas statusas turi būti. Kitas momentas būna, kad nenurodo deklaracijoje, jog turi kontrolės sistemą. Kontrolės sistema vis tiek, jeigu vykdoma yra savikontrolė, vadinasi, tikrai yra, jeigu nusistatėte atsargumo priemonės, veiksmus, nusistatėte kažkokias tvarkas, procedūras, tam tikro etapo, kokius jūs vykdote, kad ir dėl to pačio tiekėjo sertifikato tikrinimo, vadinasi, jūs ją turite. Tai reikia ir žymėti, kad kontrolės sistema yra. Iš deklaracijos dar vienas toksai, kas dažniausiai galbūt užkliūna veiklos vykdytojam klausimas, tai yra 18 lentelė, kuri klausia apie atsargumo priemonės, skirtas užkirsti kelią neįleistinų produktų buvimui arba veiksmai įtarimos neatitikties atveju. Tai pilkame fone yra nurodyti tiesiog perkeltos nuostatos iš reglamento, kurias turi žinoti veiklos vykdytojas, tai tiesiog rekomenduotina jas persikelti į savo kontrolės sistemą, tai reiškia į savo vidinius dokumentus, kad jūs žinotumėt, ką reikia daryti, tarkim, įtarus neatitikti. Jeigu įtarėte, kad jums, tarkim, tiekėjas atsiuntė neekologišką produktą, ar gavote, tarkim, informaciją iš tiekėjo, kad atsiųstas produktas iš tikrųjų užterštas ir jo realizuoti negalima ir panašiai. Tai čia šitus punktus reikėtų su jais supažindinti atsakingus darbuotojus ir juos įsikelti į savo kontrolės sistemą. Toliau, kitas svarbus dokumentas, kuris turi keliauti su deklaracija pirminio vertinimo, kaip ir vienas iš dokumentų, tai yra sertifikuojamų produktų sąrašas. Jame turi atsispindėti jūsų atliekamos veiklos, kokias jūs veiklas vykdysite, tarkim, jūs platinsite produktą, kaip šitam pavyzdyti paimtas, pavyzdžiui, rapsų aliejus, kad jūs patys platinsite, tarkim, subrangovas kažkokia kita įmonė tą rapsų aliejų jums pagamins ir pasandėliuos. Reikia nurodyti visus produktus, ar ne, ir kokiais jūs prekiausite kaip ekologiškais, ar gaminsite kaip ekologiškus. Juos nurodyti, tuos pavadinimus, tiesiog reikia be jokių brandų, be išfasavimo nuorodų ar ekologiškumo statusų, nes iš šitos lentelės paimsime produktus ir jie persikelia į sertifikatą. Dėl to tas produkto pavadinimas turi būti aiškus ir toks, koks jis atsigula vėliau į, tarkim, pardavimo dokumentą. Sekančioje grafoje yra produktų grupės pavadinimas, tai iš klasifikatoriaus reikia pasirinkti produkto grupę, kuri priklauso būtent šiam produktui. Tai tarkim, šiuo atveju, tarkim, rapsų aliejus, tai priklauso grupiai aliejai. Jeigu yra subrangovas, tai reikia nurodyti subrangovo pavadinimą, adresą ir paskutinėme stulpelyje reikia pažymėti produkto statusą, nes jeigu jūs prekiaujate ekologiškų produktų, tai tada ekologiškas, jeigu tai bus pereimo prie ekologinės gamybos produktas, tai reikia nurodyti ir tokį statusą, arba gali būti produktai neekologiški, turintys ekologiškų sudedamųjų dalių. Jeigu, tarkim, norima gaminti kažkokį, tarkim, gėrimą, kurio sudėtyje yra tik tai ekologiškas cukrus, ar ne? Tai vadinasi toksai, jeigu jūs tik tai norite deklaruoti etiketėje ar kažkokiame dokumente, kad tas gėrimas su ekologišku cukrum, vadinasi, toks produktas jau yra sertifikavimo objektas ir jis turi būti kontroliuojamas kontrolės institucijos Ekoagros. Ir jo statusas jau tokiu atveju yra neekologiškas, turintis ekologiškų sudedamųjų dalių.
Kas liečia tą patį sąrašą, labai svarbu, norėčiau dar atkreipti dėmesį, kad turi būti nurodytos veiklas ir eksportas, ir importas. Labai dažnai būna toks klausimas, kad aš eksportuoju į, tarkim, į Lenkiją, Vokietiją ir panašiai, bet tai tikrai nėra eksporto šalys. Eksportas tai yra tos šalys, kurios yra ne ES šalys. Jeigu keliauja produktas į trečiasias valstybės, ne ES šalis, tai vadinasi, tokia jau veikla yra eksportas ir atitinkamai importas, jeigu yra produktai įsigijami iš ne ES šalies. Žinoma, išskyrus yra ta šalis, kurios yra su ES sudarę laisvos prekybos sutartis, tai tarkim Norvegija, Šveicarija, šiuo metu vis dar Didžioji Britanija irgi, tai importo tokiais atvejais veikla nėra kontrolės objektas. Pasitaiko taip, kad pasirenka gamybą, jeigu gamina, tarkim, kokius maisto produktus, tačiau gamybą šioje formoje reikia pasirinkti tik tai tuo atveju, jeigu yra planuojama auginti kultūrinius grybus. Dabar dėl receptūros. Jeigu yra nevienkomponentis produktas, tokiu atveju reikia jau nurodyti, kokios bus sudedamosios dalys. Tai reiškia, kokios žaliavos bus naudojamos to produkto gamybai, kokios bus ekologiškos, kokios gal ne, ar bus kažkokių pagalbinių medžiagų. Tai visa šita informacija apie maisto produkto sudėtį turi atsispindėti receptūroje. Tam yra forma F008, _1, tai rasite irgi tame pačiame Ekoagros tinklalapyje. Kas liečia sudėtį, tai reikalinga nurodyti, tarkim, šiame pirmame stulpelyje ekologiškas žaliavas ir reikalinga nurodyti kiekį. Čia procentą paskaičiuoja jau automatiškai. Taip pat labai svarbu nurodyti, kokioje šalyje yra tas produktas užaugintas. Tai reiškia žaliava, kurioje šalyje užaugintas. Ne kur pagamintas, bet kur užaugintas. Nes labai dažnai, tarkim, būna nurodyta, kad cukrus, tai Lietuvos žemės ūkis. Kiek žinom, Lietuvoje ir žaliava cukranendrės. Cukranendrės tikrai Lietuvoje neauga, tai čia jau reikia žiūrėti ne kilmės šalį pagal bendruosius reikalavimus, kur tas produktas pagamintas buvo, bet kur užaugintos ekologiškos žemės ūkio kilmės žaliavos. Kodėl šita informacija yra svarbi? Šita informacija yra svarbi todėl, kad vadovaujantis ją, nuo jos priklausys, kokia bus pateikiama nuoroda ženklinime. Nes jeigu, tarkim, šiuo atveju yra cukrus ne ES šalis, tai jeigu sudarytų daugiau kaip 5%, tokiu atveju jau reikėtų ženklinime nurodyti ES ir ne žemės ūkis, nes Lietuva ES šalis, o tarkim, jeigu cukrus yra pagamintas iš cukranendrių, tai kurios užaugintos, tarkim, Argentinoje, tai bus ne ES šalis ir reikės jau kitokią nuorodą ženklinime pateikti. Kas dar svarbu, kas liečia receptūrą, tai stenkitės, kad receptūroje pateiktas produkto pavadinimas atitiktų pavadinimą ženklinimo etiketėje ir F162 sąraše. Nes taip turi būti tokia sąsaja tarp šių dokumentų. Jeigu naudojami yra produktai neekologiški, tai tokiu atveju reikalinga pateikti kartu prieš produkto receptūrą tų neekologiškų žaliavų specifikacijas. Pavyzdžiui, jeigu bus naudojamas raugas varškės gamybai, galbūt kažkokia kvapioji medžiaga,
bus naudojama, kuri yra neekologiška, tai tokiu atveju vėlgi reikalinga pateikti specifikaciją, nes neekologiškom žaliavom dar yra taikomi tam tikri reikalavimai, tarkim, kad jos turėtų būti pagamintos nenaudojant GMO, nenaudojant jonizuojančios spinduliuotės ir taip toliau. Dabar apie ženklinimą, tai svarbu yra susiderinti ženklinimo etiketę prieš spaudą, nes ženklinimo yra reikalavimai ekologiškam produktui. Jeigu maisto produktas yra fasuotas, tai tokiu atveju ženklinimo etiketėje turi atsirasti tam tikros nuorodos ir ženklai. Jeigu produktas yra sufasuotas, galutiniam vartotojui skirtas, jame turi būti nurodytas ES logotipas, kurį ir matote pavyzdyje. Šalia logotipo turi būti sertifikavimo įstaigos kodas, tai yra tos įstaigos kodas, kuri paskutinė kontroliavo ir atliko gamybos kontrolę, tai jūsų veiklos vykdytojo, kuris pagamino tą produktą, kontrolės institucijos sertifikavimo įstaigos kodas. Ir turi būti nurodyta šalis, kur užaugintos ekologiškos žaliavos. Tai jeigu žaliavos yra visos, šiuo atveju vadinasi žemės ūkis, vadinasi visos žaliavos užaugintos ES. Prieš teikiant ženklinimo etiketės kontrolės institucijai suderinimui, labai rekomenduotina yra pasinaudoti ženklinimo etiketės klausimynu. Tai yra toks kaip ir etiketės parengimo gidas, kurį rasite mūsų tinklalapyje. Ir ten nurodyti tiesiog nuostatos, kas privalo būti. Ir jeigu jau rasite, kad jūsų kažkurį klausimą atsakote ne, vadinasi, jau šitoj vietoj kažkoks yra netitikimas ir reikia pasitaisyti prieš siunčiant etiketę suderinimui. Kas dar svarbu etiketėje, tai turi būti nurodytos visos sudėtinės dalys ir prie kiekvienos sudėtinės dalies, kuri yra ekologiška, turi būti nuoroda į ekologiškumą. Taip pat turi būti nurodytas ir platintojo ar produkto savininko pavadinimas ir adresas. Na, jeigu produktas yra pagamintas ir ženklinamas Lietuvoje, tokiu atveju be ES logotipo turi būti nurodytas ir šalia tame pačiame regos lauke turi būti nurodytas ir nacionalinis ženklas, tai yra ekologiškų produktų ženklas. Ir kas dar vienas dalykas yra svarbu, matote, yra etiketėje išmatavimai, tai matmenis taip pat nurodykite. Nesvarbu, ar nurodysite etiketėje, ar elektroninėme laiške, su kuriuo pateiksite ženklinimo etiketės projektą suderinimui, bet matmenys turi būti nurodyti. Kitas momentas, kai yra ženklinamas produktas, kuris yra parduodamas elektroninėje parduotuvėje, tai tokiu atveju nuotolinės prekybos veiklos atveju turi būti irgi produktas reklamuojamas ir reklamuojant jį turi būti aiškiai nurodyti ženklai, tai ES logotipas, kontrolės institucijos kodas ir vietos, kur užauginta žaliava nuoroda. Tai aišku, gali būti ir pateikiamas atskirai šios nuorodos, gali būti tiesiog įdėtas paveikslėlis produkto ženklinimo etiketės, bet ta informacija turi būti aiškiai matoma galimam pirkėjui. Na, kaip minėjau, nuotolinė prekybai irgi taikoma kontrolė. Jeigu nuotolinės prekybos atveju produktą galutinis vartotojas gauna netiesiogiai iš veiklos vykdytojo, tai tarkim, jeigu pardavėjas ne pats pristato
produktą galutiniam vartotojui, o per kurjerį arba per paštomatą, tai tokiu atveju nuotolinės prekybos veikla turi būti sertifikuojama. Jeigu kažkas pasikeitė ar ne veikloje, tokiu atveju apie pasikeitimus reikalinga informuoti kontrolės instituciją. Taigi, jeigu pristatėte dokumentus ir vėliau pagalvojot, kad dar norite papildyti sąrašą ar kažkokią pakeisti ar receptūrą, ar tiesiog dar išplėsti veiklų sąrašą, tai žinoma, apie pasikeitimus reikia informuoti, yra tam nustatytas ir terminas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pasikeitimo dienos. Ir tuos pasikeitimus reikia atitinkamai deklaruoti, jeigu sąrašas prasiplečia asortimentas ekologiškų produktų, tada papildomas yra sertifikuojamų produktų sąrašas F162. Jeigu pasikeitė veiklas, tada reikia pateikti ir papildomai ir deklaraciją, ją papildyti veiklomis. Na, jeigu atsirado, tarkim, subrangovas, tai vėlgi deklaracijoje šitą informaciją turi būti įrašyta ir pateikta, be deklaracijos dar bus ir įrašas apie subrangovą ir jo vykdomas veiklas ir formoje F162. Taigi apie pasikeitimus, tai bus, ar tarkim, pasikeitė sudėtis produkto, kur reikia receptūrą iš naujo pasitvirtinti, reikalinga irgi pateikti pasikeičiusią informaciją. Kokios dažniausios klaidos? Na, dažnai būna, žinoma, su sąrašu F162, nes jisai labai yra toks kaip ir gyvas, labai gyvas, nes tas asortimentas keičiasi ir asortimentas yra dažnai ir pildomas. Tai dažnai būna parenkama netinkama produkto grupė arba patys produktai būna parašomi tiek ir su ekologiškumo statuso nuoroda, tiek ir kartais ir su išfasavimo nuorodomis. Tai šitų, kaip ir sakiau, turėtų būti tik tiesiog aiškus trumpas pavadinimas, kuris atsispindės tiek platinimo dokumentuose ar ženklinimo etiketėje. Tai yra labai svarbu sertifikuojantiems paruošimo veiklą. Jeigu tai yra ne paruošimo veikla, o tarkim sandėliavimas ar importas ar kažkokia tiesiog platinimo veikla, tai kad ir bus išfasavimo nuoroda, tai neturės didelės reikšmės, nes nusirodo sertifikate ne produktai, o produktų grupės. Bet jeigu paruošimo veikla, tai tokiu atveju produkto grupės nurodomos. Tai kaip jūs nurodysite sąraše kokius produkto pavadinimus, tokie jie bus perkelti ir į sertifikatą. Kas liečia sertifikatą ir sertifikuojamų produktų sąrašą, dar būna klausimas, ar išduodate sertifikatus anglų kalba. Na, ne, anglų kalba sertifikatai nėra išduodami ir produktų sąrašas bus tik tai lietuvių kalba, išduodamas valstybinė kalba. Kas liečia receptūros, tai kaip ir minėjau, kas yra svarbu, tai pasitaiko, kad nepridedamos yra specifikacijos arba specifikacijose nėra privalomos informacijos, pavyzdžiui, apie genetiškai modifikuotų žaliavų panaudojimą arba jonizuojančią spinduliuotę, trūksta tiesiog informacijos vertinti neekologiškas žaliavas. Na, pavyzdžiui, būna nenurodomos šalys, kuriuose užaugintos ekologiškos žaliavos, ar jos neteisingai nurodomos, tarkim, pavyzdžiui, kokios pistacijos, kad nurodoma Lietuvos žemės ūkis, nors tikrai Lietuvoje pistacijos neauga. Na, ir atkreipkite dėmesį ir atsakykite į receptūros klausimus, ten yra keli klausimai užduoti, ar turite dokumentus dėl genetiškai modifikuotų organizmų, jeigu naudojamos neekologiškos žaliavos, jeigu naudojamos neekologiškos žaliavos, ar ten turite dokumentus įrodančius, kad jos buvo pagamintos nenaudojant nanotechnologijos, jonizuojančios spinduliuotės. Tai peržvelkit dokumentą ir atsakykit ir į visus jūsų veiklą atitinkančius klausimus.
Ženklinimo etiketės pasitaikančios klaidos, tai dažniausios tai būna, kad nenurodomi ženklų matmenys. Tiesiog, kaip ir sakiau, jie gali būti nurodomi arba pačioje etiketėje, arba galite paprastai ir nurodyti elektroninėme laiške. Bet būna taip, kad pateikiama ženklinimo etiketė, įtraukiama į F162 naujas produktas, jisai yra gaminamas, ne vien komponentis, tačiau nepateikiama receptūra. Tai tokiu atveju produktas nebus įtrauktas į sertifikatą ir reikalinga pateikti receptūrą. Ir receptūroje nurodytos sudedamosios dalys turi atitikti susidedamųjų dalių sąrašų ženklinimo etiketėje. Kartais būna, kad netitinka. Na ir kitas momentas, neteisingai nurodoma šalis, kur užaugintos ekologiškos žemės ūkio kilmės žaliavos. Tai va šitoj vietoj reikia labai atkreipti dėmesį, kokią jūs žaliavą gaunate, ką pateikia, kokią informaciją apie užauginimo vietą pateikia tiekėjas ar gamintojas, būtent žaliava, kaip nurodoma, ir atkreipkite dėmesį, kad ta informacija kinta. Gali būti vieną kartą, tarkim, razinos, nežinau, kokioje galbūt Ispanijoje ar Graikijoje, ar ne, užaugintos tos vynuogės, kitą kartą Turkijoje. Tai tas tikrai keičiasi ir tokiu atveju turi būti pakeistos ir ženklinimo etiketės ir dažnai būna į tai neatsižvelgiama. Tai atkreipkite į tai dėmesį. Na, o tikrai vertėtų pasižiūrėti ir į neatitiktis, kuriuose yra išvardinti atvejai, dažniausiai būna, kokie yra galimi pažeidimai ir kokios gali būti taikomos priemonės. Tai neatitiktis yra patvirtintos Žemės ūkio ministro įsakymu. Jos gali būti mažareikšmės, reikšmingos arba kritinės, jos taikomas jau yra po patikros, jau čia kitas etapas, bet nusistatant tą kontrolės sistemą ir nusistatant rizikas, rekomenduočiau tikrai į tai irgi atkreipti dėmesį ir persižiūrėti, nes tai geras įrankis, tiesiog prevencinis įrankis, išvengti kažkokių galbūt reikšmingų klaidų, kurios vėliau gali patapti ir kritinėmis. Na, taigi apibendrinant, tai yra svarbu prieš teikiant dokumentus, svarbiausia tai yra įsivertinti, kokie yra reikalavimai jūsų vykdomai veiklai, įsivertinti, kokios yra rizikos, kokie rizikingi taškai, nusimatyti prevencinės priemonės ar prevencinius veiksmus ir jau tada atitinkamai užpildyti deklaraciją, žiūrėti, kad ta deklaracijoje pateikta informacija atitiktų tai, ką jūs nusimatėte savo kontrolės sistemai. Tai dokumentas turi būti pasirašytas prieš teikiant kontrolės institucijai, pateikti kartu be deklaracijos reikia ir formą F162, kuriame nurodomas sertifikuojamų produktų sąrašas, sumokėti deklaracijos vertinimo mokestį ir tada tą paketą dokumentų siūsti vertinimą elektroniniu paštu info@ekoagros.lt arba paprastu paštu Laisvės alėja 67 Kaunas. Na, o dabar jeigu turite klausimų, tada mielai atsakysiu. Norėjau paklausti dėl receptūros ir joje nurodytų produkto gamybos nuostolių. Ar jie turi būti tiksliai nurodyti ir nekisti vėliau patikrinimo metu, ar čia nieko tokio, ar tai kintantis rodiklis? Na, iš tikrųjų, kaip ir kas liečia žaliavas, ar ne, jos gali būti irgi, jų nuostoliai gali būti skirtingi netgi pagal sezoniškumą. Tai tie nuostoliai irgi gali būti nurodyti tam tikrose ribose. Kokie tie nuostoliai gali būti? Nuo iki.
Gal dar kažkas? Ir dar turėčiau vieną klausimą. Prašom. Tai būtų, jeigu jau pradėjom savo veiklą, deklaruojam tik ekologiškas žaliavas, ar metų eigoje vėliau reikia fiksuoti tam tikrus kiekius, pildyti kažkokią ataskaitą ir sekti, kad nepraleistume? Ar nereikia? Tai jūsų sunaudojimas, kiek jūs sunaudojate, tarkim, žaliavų, tai tikrai turi būti fiksuotas. Vis tiek jūs turite savo apskaitoje, kiek jūs turėjote žaliavų, kiek pagaminote produkto, kiek ir tam produkto gamybai sunaudojote žaliavų, tai tie įrašai turi būti ir turi būti, daroma tokia vėliau ir mes prašome ataskaitos, kokios buvo gautos žaliavos ar produktai, kiek buvo pagaminta kažkokio perdirbto produkto ir kiek jo realizuoto ir koks žaliavų likutis. Taip, tokios informacijos reikia. Gerai, ačiū. Tai čia metų pabaigoje turbūt reikia ar ne pateikti, ar ten pradžioj? Jūsų bus prašoma, iš tikrųjų šitos masės balanso ataskaitos reikia prieš sertifikato pratęsimą. Tai reiškia, sekančiais metais, jeigu šiais metais jūs pirmais metus sertifikuojate, tai tokios ataskaitos nereikia, bet sekančiais metais jūs gausite tada laišką, ką jums reikia pateikti, už kokį laikotarpį ir reikia tada įsivertinti tai, kad šitų duomenų reikės, kiek jūs per tą laikotarpį produktų priėmėte kas mėnesį, kiek jūs pagaminote kažkokių ekologiškų produktų ir kiek jūs žaliavų, kokį likutį turite laikotarpio pabaigai. Tam, kad matytųsi jūsų balansas, tas žaliavų judėjimas, nes niekur niekas nedingsta ir niekas iš niekur neatsiranda. Supratau, ačiū labai. Prašau. Gal dar kažkas, kokių klausimų turit? Na, tai jeigu nėra klausimų daugiau, tai tada ačiū Jūsų už Jūsų laiką ir už Jūsų dėmesį. Jeigu bus kažkokių tai papildomų klausimų, tai Jūs galite bet kada rašyti į mūsų elektroninį paštą arba tiesiog sukontaktuoti telefonu, kuriuos galite rasti Ekoagros tinklalapyje.